Jau galiu pasigirt. Tarp kitko dabar yra 11. Markytės į trasą eina. Ir kultukas labai per tuos 2 savaitgalius, kai manęs nematėte ir neregėjote, užsikabinau ant energetinių. Žiauriai. Sena bėda, kuri atgijo. Mislinau filmuot ar nefilmuot. Filmuosiu tebūnie. Išsitraukiu savo iPhone'uką, seną kledarą, su ta mintim, tebūnie, po 2 savaitgalių, man atrodo, nefilmavimo, pafilmuosiu. Ir šitas va, prie to pačio, kame didžiausia bėda, kad buvo 2 už 1 kaina. Ir kaip tu gali neimti, kai 2 už 1 kainą. Nu, kaip tu gali neimti? Tas pas kaip ir su realiai. 4, ne, kaip ten, už 1 eurą 4. Nu, kaip tai tada gali neimti? Nu, turi imti. Tai automobilio dar neploviau. Kuro užsipylęs ir dar turiu bačkose. Lygtais taip, plius minus. O rezultatas, kaip visą laiką parodysiu gale. Šiaip savaitė visai nieko. Žiūrėsiu, kaip bus šiandien, šeštadienį. Jau yra 11:30 ir dar be užsakymų. Laukiam, mes užsakymų. Ir nesulaukiam. Sulauksim, kentėsim. Kaip sakoma, tik durniai dirba šitą darbą. Ar dėl pomėgio, ar ne dėl pomėgio, vis tiek durna. Durnas. Ir laukiu. Ir lauksiu, kaip durnas. Joptararai, kaip saulė šviečia. Pagaliau 12:40 dabar, kiek matau. Pirmas užsakymas buvo gautas po daugiau nei valandos. Ne, prisimenu, kada prisijungiau, gal 9:30 ar kada aš čia. Pirmas užsakymas. Pradžia pusė, kaip sako, pradžia pusė darbo, ar kaip ten, kažkas ten tokio. Laukiam daugiau. Bet mūsų prisijungusių be proto daug, tai ir nenuostabu. Kodėl tik mažai užsakymų? Nes dar prisimenu, kai mes dirbom, kai tik pradėjau dirbti prieš metus, jau 1,5 metų, tai mūsų būdavo 2 kokie, nu jau max 3. Daugiau nebūdavo. Dabar 8 prisijungia. 8. Jo. Konkurencija. Kažką norėjau pasakyti, bet pamiršau, ką norėjau pasakyti. Todėl iki kito kadro. Tarp kitko ratų. Tuoj. Jo, pasikeičiau tepalus ir ratų davikliai. Vienas servisas tvarkė, keitė tuos daviklius kiekvieną ratą gal po 2 kartus ir nesutvarkė, atšoko, nuvariau į kitą servisą, sako, neina, kaip čia neprijungia, viskas paprasta, nemoka. Tai taip greit, jie priprogramavo, jie yra suprogramuoti, ten kažkas yra, nežinau. Esmė tame, išvažiavau po 5 km vėl atšoko viskas. Tai va, jiems neįmanoma, kad neatšoktų, viskas laikys visą puikiai. Nu va, vėl neveikia. Tai aš jau su jais knisuosiu 2 mėnesis. Nu tai dabar į kitą servisą nuvariau, tai sakė, sutvarkys. Tai pažiūrėsiu, per kiek laiko ir klausimas, ar sutvarkys. Prisimėjau, ką norėjau pasakyti. Nusipirkau ne Bletmobilį, o Betmobilį, man atrodo. Tai nuotraukas, ar tiesiog kada padarysiu apžvalgą, kiek fainas dalykas, Betmobilis. Ir dar prie to pačio padėkosiu, kad paprenumeruojat, paspaudžiat like mygtuką, kad ir neįdomu, bet vis tiek paspaudžiat. Yra kas atprenumeruoja, yra kas prenumeruoja papildomai, ir taip kopiam šiek tiek į viršų visi kartu. 2 valanda, šiek tiek užsakymų buvo, nedaug, bet buvo.
bet varau į miestą, prisijungsiu vėliau. Noriu truputėlį prasieiti. Jo, grįžtu po visų miestų, 3:30 dabar yra. Ir kažkas pradėjo barškėt, lygtais dešiniai pusėje prie rato, bet gal dėl to, kad aš į duobę buvau stipriai pataikęs. Manau, nežinau tiksliai, bet manau. Ir kažkas kažkur pasižeidė. Jau su šitu automobiliu, aplamai, ką supratau, kad su naujesniu automobiliu gal remontas ir retesnis yra, jisai yra brangesnis, bet už tai, kai jau atsitinka, tai jau atsitinka. Ir kartais jau bazam net ir gaila. Nežinau, po kol kas dar aš neturiu kitos išties, aš tiesiog važinėsiu ir toliau su savo automobiliuku. Bet kai kažkas atsitinka, tai toks auč. Ir galvoju, kiek vėl gali kainuot. Bet čia grinai mano kaltė, nes aš buvau įsilėkęs ir į duobę stipriai. Blim, blim. Jo, tai tokie dalykai. Kaip ten sakoma, pasiruoštas savaitgaliai. Aišku, tiek užsakymų nėra kiek anksčiau, tai tiek tikrai neišnaudosiu, nes pilnas bakas jau yra. Ir kažkur į duobę aš įvažiavau stipriai ir toks jausmas, kad kažkur kažkas liečia. Ir sucypė, ar lūžo, ar ne. Ten blemba kažkas yra, va. Laukiat, ar ten kažkas čia lygtais. Ne, čia gal taip turi būt. Tai va, žodžiu, pažiūrėsiu kitoj pusėj, bet jaučiu tiek servisas laukia. Nieko gero. Nes kai tu važiuoji ant kokios zubutės, su tai bum, ir būna toks garsas brr, tai nemalonus. Nesiseka. Man su juo nesiseka. Tai nežinau. Papresu kišim automobilį. Neįsivaizduoju. Dar pakentėsim, o tada jau matysim. Dirbu ir galimai išsiaiškinau, kas yra blogai, iš kur tas garsas. Tiksliau, tik ką pradėjau dirbti. Stabdžiai. Jaučiu stabdžiai liečia kaladėlės. Diskai, tiksliau, kaladėlės liečia ir kažkas tokio ir burzgina man tenai, nes ir stabdant garsas yra, ir sukant vairą, ir dar kažkokį velnį. Nežinau, man atrodo, aš nežinau struktūros, nežinau, ar tai gali būti, bet viena iš idėjų. Kas buvo, papasakosiu po servizo. Brum, šalta lauke. Ir pasikalbėjau su vienu boltistu, tai sakė, galimai ten skardelį užsilenkus, kuri brūžina prie apsaugos, kažkai yra skardelė. Tai sakė, jeigu tik bus, ar yra, tai pofik, sakė, galiu važinėti, ten tik atlenks su replėm ir viskas. Tai aš tikiuosi tik ir rizikuoju toliau dirbti. Dabar yra 6:30 ir stoviu kaip ir diena. Nors renginys pas mus vyksta, bet vis tiek aš stoviu, jau kalbėti nemoku. Atsistojau į mišką, ir viskas. Brūžinasi taip, kad neįmanoma važiuoti, garsas didelis. Atsistojo čia stambesnis žmogus, atsisėdo pas mane. Tai iš vis labai garsiai buvo. Tai nusprendžiau darbą baigti ir jums ataskaitą parodysiu, kai jau būsiu namie. Trumpas vaizdo įrašas, neįdomus, bet šį kartą bus gerai. Ir toks. Aš šiaip galiu pasidžiaugti, šiaip uždirbau nemažai palyginus, nes gali būti ir blogiau, bet 283 šią savaitę. Šiandien yra šeštadienis ir dar tik 7, o galėjau padaryti, bet yra kaip yra. Šiandien padariau šeštadienį, tai jau 50 eurų, o kiek aš čia pradirbau? O šiandien pradirbta 7 valandas. Tai normaliai. Kaip visada, aš užtrunku iki 1 valandos nakties, bet, kaip sakau, yra kaip yra. Mašinosgi nesutaisysiu dabar va. Ir taip, šį mėnesį uždirbau jau 1000. Gali būt, nežinau iš tikrųjų. O praeitą mėnesį uždirbau 2084. Pusė velnio.
Iš tikrųjų, pusė velnio gali būti ir blogiau. Tai viskas liuks. Svarbu motyvacija ir dirb. Nu, aišku, kad nekėstų automobilis. Nu, aišku, ant dubių nereikia užtaikyti, nes grinai ant dubės užtaikiu. Tai va tokie va dalykai. Dar pabandysiu porą ratų pasižiūrėti, kaip tenai įkiš kamerą, ar viskas gerai. Gal matysis problema. Gal ranka patiesiu kokią skardą nulūpti ir toliau važiuoti, bet abejoju. Tad ačiū, kas buvote, ačiū, kad žiūrėjote. Iki sekančių kartų. Iki.